Šį vaizdo įrašą yra būtina pamatyti kiekvienam žmogui, kuris vadina save atsibudusiu. Pradėsiu nuo to, kad nesu krikščionis ar kokios nors kitos religijos išpažintojas ir nepriklausau jokiai masiniai tikėjimo sistemai. Žinoma, tai nereiškia, kad nesu dvasingas. Mano ryšys su Dievu, kūrėju ar šaltiniu, nesvarbu kaip tai pavadinsite, yra asmeniškas ir netelpa į jokius iš anksto apibrėžtus rėmus. Nesvarbu, ar jūs esate tikintis ar ne, šis įrašas privers jūs susimastyti. Sakau tai dėl to, nes netrukus pateiksiu jums daug informacijos, kuri privers pažvelgti į pasaulio įvykius iš dar nematytos perspektyvos. Tai, kas prasidėjo 2020 metais ir vis dar tęsiasi iki šių dienų, yra biblinio masto įvykiai, tiesioginė to žodžio prasme. Atsiprašau savo klausytojų, nes šis vaizdo įrašas yra gana uždelstas. Tie, kurie klausosi mano laidų, tikriausiai jau žino apie 7 antspaudų pranašystę Biblijoje. Keliose laidose atgal buvau trumpai apie tai užsiminęs, bet susilaikiau nuo detalių, nes mano intencija buvo parašyti ir išleisti leidinį knygos formatu, kuriame galėčiau pateikti jums visą informaciją jau sukonspektuotą. Taip jau nutiko, kad tas projektas prioritetų sąraše nusistūmė kiek toliau ir dabar jau spaudžia laikas. Norėjau išleisti knygą iki antrojo antspaudo atvėrimo, bet panašu, kad nespėsiu, nes mes jau oficialiai įėjome į 2024 metus, kuriais turi įvykti dar vienas pasaulinio masto įvykis. Šį įrašą darau kovo pradžioje ir tikiu, kad per ateinančius keletą mėnesių pasaulis ir vėl bus sukrėstas naujos įvykių bangos pasaulio scenoje. Žinoma, visa tai, ką išvysime, bus tik dar vienas eilinis šio pasaulio šeimininkų spektaklis, kuris vieniems pasės baimės ir nerimo sėklą, o kitiems leis dar labiau pakilti asmeninėje kelionėje. Taigi šiame vaizdo įraše aš detaliai išnagrinėsiu Biblijoje minimą 7 antspaudų pasaulio apokalipsės pranašystę, o tiksliau, pirmąjį jos antspaudą. Jeigu šį įrašą žiūrite mano uždaroje Patreon platformoje, tuomet kartu su šiuo video pridėjau tekstinį failą, kurį galite parsisiųsti į savo įrenginį. Tai yra konspektas, kuriame bus pateikta šiame video nagrinėjama medžiaga su ištraukomis ir iliustracijomis. Siūlau pasinaudoti progą ir parsisiųsti, ypatingai jeigu norite patys pasinagrinėti šios įvykius ar tiesiog patikrinti medžiagą. Ir soste sėdinčioje dešinėje pamačiau knygą, prirašytą viduje ir nugarinėje pusėje, užantspauduota 7 antspaudais. 2020 metais pasaulyje įvyko vienas didžiausių šablono lūžių. Nesvarbu, kur buvote ar ką tuo metu veikėte, aš žinau, kad jūs tai pajautėte. Nors nežinojome nei kas tai, nei kokia to reikšmė, bet mes visi tai jautėme. Tai nebuvo eilinis įvykis, tai buvo kažkas naujo. Netgi 2001 metais įvykę teroristinės atakos New York'e nesukėlė tokio jausmo. Didžiausios tiesos yra visada atrandamos retrospektyviai, tai yra žvelgiant atgal į nutikusius įvykius. Pripažinkime, gyvename įdomiais laikais. Šis laikotarpis Žemėje yra pats ypatingiausias ir ne vien dėl to, ką mes matome pasaulio scenoje. Daugybė žmonių visame pasaulyje išgyvena dvasinį atbudimą. Visi šie iš pirmos pažiūros žiaurūs įvykiai padėjo prikelti iš miego daugybę žmonių, kurie pagaliau pradėjo pastebėti, kaip nuo realybės pamažu krenta uždanga. Tam ir yra skirtas šis laiko periodas, tai yra uždangos atidengimas. Apokalipsė, priešingai nei daugam atrodytų, iš tikrųjų nėra blogas įvykis. Išvertus iš graikų kalbos, apokalipsė reiškia apsireiškimas, paslapties nežinomos didžiai žmonijos daliai, atskleidimas privilegijuotiems asmenims, dažniausiai per angelus. Pati Biblija tai yra knyga apie gėrį ir blogį. Ir visiems, kurie galvoja, kad neverta ją kreipti dėmesio, nes neva ji buvo 100 kartų perrašyta ir kad tai tik kontrolės įrankis, siūlau trumpam pasidėti savo įsitikinimus į stalčių ir plačiai atverti sąmonę. Taip, aš žinau, kad šis tekstas yra korumpuotas ir jis naudojamas kaip manipulacijos įrankis. Bet nereikia pamiršti, kad jis taip pat yra kupinas gilių dvasinių tiesų, mokymų ir pranašysčių, kurios yra užšifruotos alegorijomis, metaforomis ir parabolėmis. Aprašytos istorijos nebuvo tikri nutikimai, tai tik jų simbolika.
Prieš pradedant nagrinėti pačio antspaudo tekstą, noriu paminėti, kad visa tai gali priversti jūs jausti nerimą ar net baimę. Nepanikuokite. Nors įvykiai gali pasirodyti chaotiški, žiaurūs ar net slegiantys ir gali atrodyti kaip karas prieš žmoniją, visa tai yra tik proceso dalis. Proceso, kuris yra didysis ir galutinis sielos išbandymas. Tai yra tarsi iniciacija, priėmimas į Dievo šeimą. Taip vadinamas elitas, kurie padeda plisti šiai naratyvai, žino, kad ateinantys įvykiai yra neišvengiami, todėl jie žūtbūt bando nukreipti mūsų dėmesį ir išblaškyti mus, kad nesužinotume tikrųjų šių įvykių reikšmės. Jie žino, kad tai veda prie kataklizmo žemėje. Ir taip pat kaip ir seniau, jie nori būti vieninteliai, žinantys apie tai, kad galėtų pasislėpti savo požemiuose nuo antžeminių įvykių ir po kiek laiko pasirodyti paviršiuje, kartu atsineždami jau išvystytą technologiją ir infrastruktūrą. Tai nutiko jau ne kartą istorijoje. Jie bandys mus pergudrauti, atnešdami savo suplanuotą, netikrą apokalipsę, kurią žiniasklaidos pagalba paskleis po visą pasaulį. Bet galite būti ramus, nes švytuoklė siūbuoja į abi puses. Visi įvykiai, kurie netrukus prasidės, ir jau prasidėjo, vyks pagal scenarijų. Antspaudai senovėje buvo naudojami perduoti tik pačius svarbiausius pranešimus. Ritinys buvo užrašytas, susuktas ir surištas su vaško antspaudu. 7 antspaudai pažymi baigtį, ciklo užbaigimą. Kiekvienas iš antspaudų, ypač pirmi 4, yra pasaulinio masto įvykiai, kurie nuaidės per pasaulį ir nors kai kurie galbūt nebus paveikti, jie vis tiek bus priversti atkreipti dėmesį, kaip tai buvo 2020 metais. Pirmi 4 antspaudai yra 4 žirgai, kai kurie jūs dar vadina raiteliais. Atvėrus paskutinį 7 antspaudą, prasidės didžiojo vargo žemėje laikotarpis, kurį paskelbs 7 trimitai. Šie įvykiai yra būtini, nes jie skirti atbudinti žmonės iš gilaus miego. Tiems, kurie praregės, bus suteikta galimybė pakilti ir išsilaisvinti, o likusieji bus dar giliau užmigdyti ir pasmerkti kartoti šį ciklą nuo pradžių. Įveikti nerimą ir nugalėti baimę yra raktas. Nes iš tiesų sakau jums, kas pasakys šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nebejos, bet tikės, kad įvyks tai, ką jis sako, jis turės, ką besakytų. Todėl sakau jums, ko benorėtumėte, kai meldžiatės, tikėkite, kad tai gausite ir tai turėsite. Biblijos apsireiškimo Jonui knyga yra skirta tam, kuris nugali, kitaip sakant tiems, kurie yra išrinktieji ir gavo atsibudimo dovaną. Kas nugali, tam duosiu atsisėsti su manimi mano soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau su savo tėvu jo soste. Kas nugali, tas viską paveldės, ir aš būsiu jo dievas, ir jis bus mano sūnus. Pirmojo antspaudo tekstas. Ir mačiau, kai avinėlis atvėrė vieną iš antspaudų, ir išgirdau tarsi griaustinio garsą, vieną iš 4 žvėrių sakant, ateik ir žiūrėk. Ir pamačiau, ir štai baltas žirgas, ir ant jo sėdintysis turėjo lanką, ir jam buvo duotas vainikas, ir jis išėjo nugalėdamas ir kad nugalėtų. Naujasis testamentas, kuriame randame apsireiškimo Jonui knygą, buvo parašytas graikų kalba, todėl šifruodami turime remtis graikų sintakse. Tikrasis kūrėjas yra įvardijamas kaip avinėlis. Sakau tikrasis, nes šioje realybėje yra ir Dievas apsimetėlis, kuris valdo šį konstruktą ir kuris turi egomanišką asmenybę. Jis yra pavydus Dievas. Jo vardas yra Šėtonas arba Velnias. Senovėje dar buvo žinomas kaip Demiurgas arba Jeldabotas. Tai yra dirbtinio intelekto programa, kuri valdo kolektyvą kasdieną pavergdama juos į negatyvinio programavimo požymius. Antspaudas – tai pasaulinis įvykis. Šiuo atveju jau žinome, kad tai buvo 2020 metais prasidėjusi pandemija. Griaustinio garsas reiškia, kad šis įvykis nuaidės per visą pasaulį. Vienas iš 4 žvėrių. 4 žvėriai simbolizuoja tetromorfą. Tetra reiškia 4, o morfas reiškia formą. Tai yra dieviška asmenybė, turinti liūto galvą, jaučio kūną, žmogaus veidą ir erelio sparnus.
Apie tetromorfo konceptą plačiau pakalbėsime antrojo antspaudo analizėje, sekančiame video. Ši dieviška būtybė kviečia tuos, kurie klausosi, sakydama jiems ateik ir žiūrėk. Baltas žirgas tai yra simbolis to, kuris apsimetinėja, jog yra teisingas ir doras. Žirgas senovėje simbolizavo greitą tiekimą arba pristatymą, o šiuo atveju tas pristatymas ateina iš kažko, kas dėvi baltą. Ant jo sėdintysis turėjo lanką. Lankas, išvertus į graikų kalbą, yra toxon. Angliškai toxin reiškia toksinas. Lankas su strėlėm yra žinomas kaip bailio ginklas, nes jis leidžia padaryti žalą priešui per atstumą. Istoriškai, strėlės buvo naudojamos į priešų šaudyti nuodus. Jam buvo duotas vainikas. Duotas vadinasi neužtarnautas. Angliškame vertime iš graikų kalbos vietoje vainiko yra naudojamas žodis karūna arba korona. Karūna suteikia didelę galią tam, kuris ją dėvi. Tai simbolizuoja didžiąsias farmacijos kompanijas, kurioms pandemijos metu buvo suteikta didelė galia ir aukščiausias autoritetas. Vyriausybė leido jiems priiminėti sprendimus ir cenzūruoti informaciją, o teisėsauga atleido nuo bet kokios atsakomybės. Ir jis išėjo nugalėdamas ir kad nugalėtų. Svarbus akcentas, kuris pažymė, kad jis siekia nugalėti, bet dar nėra nugalėtojas, ar kad nugalėjo, ar kad nugalės. Taigi pagrindiniai raktažodžiai yra balta spalva, lankas ir vainikas. Remiantis apsireiškimo Jonui knyga, antspaudai turi būti atverti, kad būtų galima prišaukti pagrindinį apsireiškimo knygos veikėją – Apoloną, kuris ves žvėries karalystę prieš gėrio pajėgas. Ir jie turėjo savo karalių, bedugnės duobės angelą, kurio vardas hebrajiškai yra Abadonas, bet graikiškai turi vardą Apolionas. Apolionas arba Apolonas išvertus reiškia naikintojas. Senovės graikų mitologijoje Apolonas buvo šaulys, šaudymo iš lanko dievas. Homero Iliadoje jo šaudomos strėlės Trojos kare priešams atnešė ligas. Jis buvo medicinos dievas, todėl senovės graikai jį vadino gydytoju. Gydytojo išsilavinimą jis gavo iš kentauro, pusiau arklio, pusiau žmogaus, vardu Heironas, kuris buvo žinomas kaip vienas mistiškiausių titanų eros pusdievių ir išmintingiausias ir teisingiausias iš visų kentaurų. Graikų kalboje Heir reiškia ranka. Jis taip pat buvo šaudymo iš lanko meistras. Kiekvienas gydytojas ir daktaras duoda, ar anksčiau duodavo, taip vadinamą Hipokrato priesaiką. Žodis hipo reiškia arklys. Šios priesaikos tekstas prasideda žodžiais prisiekio gydytojo Apolonu. Apolono žmona graikų mitologijoje buvo vardu Korona arba Koronidė. Apolonas ir Korona turėjo sūnų vardu Asklepijas. Čia labai panašu į žodį skiepija. Asklepijas vaikystėje įgijo daug žinių apie mediciną iš savo tėvo Apolono, todėl jis taip pat buvo žinomas kaip medicinos dievas. Vėliau jis irgi buvo patikėtas Heironui tęsti savo mokymus. Apolonas taip pat yra žinomas kaip dievas pranašautojas, turintis įtaką marui ir ligoms. Prieš žengiant toliau, verta paminėti Biblijos ištrauką, kurioje prieš pat Dievui paskelbiant nuosprendį yra apibūdinama visų nuodėmių santrauka. Ši ištrauka suteikia reikšmę sekančiam segmentui. Ir žvakės šviesa daugiau nebešvies tavyje, ir jaunikio bei jaunosios balso daugiau nebesigirdės tavyje, nes tavo pirkliai buvo žemės didžiūnai, nes tavo burtais buvo suklaidintos visos tautos. Žodis burtai senovės graikų kalboje yra farmakėja, reiškia farmacija arba medikamentai. Senovės graikų mitologijoje farmakėja buvo pusdeivė nimfa. Apolonas, sužinojęs apie mediciną iš Heirono, ėjo semti žinių iš farmakėjos, nes jis saugojo užnuodytą vandens šaltinį, esantį prie Ilisos upės. Na, o suklaidintos visos tautos, manau, čia ir taip aišku. Toliau, Jobo knygoje viename iš skyrių matome sąsają su pirmojo antspaudu, kuriame Jobas atsako savo draugui Elifazui: jo lankininkai apsupa mane, jis perskelia mano inkstus ir nesigaili, jis išlieja ant žemės mano tulžį, jis pralaužia mane spraga po spragos, jis bėga į mane kaip milžinas. Lankininkai perskelia inkstus ir išlieja ant žemės tulžį, tai reiškia vėmimą. Pralaužia mane, reiškia atveria antspaudą. Bėga į mane kaip milžinas, reiškia farmacijos milžinas.
Jobas apibūdina tariamo koronaviruso komplikacijas ir vakcinų sukeltą žalą. Ši strėlių šaudymo iš lanko metafora yra susijusi su ligos sukėlimu. Turbūt visi prisimename, kaip greitai pandemijos laikotarpiu medicina buvo paversta į ginklą. Taigi, antspaudai yra skirti prikelti miegančius ir suteikti šansą pasirinkti, kurioje pusėje jie išgyvens paskutiniojo teismo dieną. Pirmasis antspaudas buvo 2020 m. pasaulinė viruso pandemija. Pirmasis apokalipsės žirgas, baltasis kentauras Apolonas, atvedė farmakėją, tai yra farmacijos kampanijos, baltos apsiaustus dėvintys gydytojai ir daktarai, ir šaudė iš lanko naudingas strėles, tai yra vakcinas ir naudingus medikamentus, kurios susargdino žmonės. Jam buvo suteiktas vainikas, tai yra karūna arba korona, simbolizuojantis didžią galią ir autoritetą. Apolonas simbolizuoja demoną, pasirodysantį pasaulio scenoje, kuriuo patikės didžioji dalis gyventojų ir kuris ves žvėries karalystę kovoje prieš Dievo karalystę. Kova prasidės atvėrus paskutinį 7-ąjį antspaudą. Toliau seks 7 trimitai ir didysis vargo žemėje laikotarpis. Darydamas laidą apie pirmąjį antspaudą, negaliu nepaminėti 2012 m. Londono olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijos ritualų, kurių metu elitas transliavo savo planus visam pasauliu. Šių ritualų metu jie paskleidė burtus, kuriais prakeikė visus jį stebinčius žmonės, nes ritualo stebėjimas padaro žmogų jo dalyviu. Tiesa, Londonas tam buvo pasirinktas neatsitiktinai, nes Londono miestas, kvadratinė mylia vadinama The City, nepriklauso Londonui ar Didžiajai Britanijai, taip pat kaip Vatikanas nepriklauso Italijai ar Vašingtone esanti Kolumbijos apygarda nepriklauso Jungtinėms Amerikos valstijoms. Viruso baltymo dekoracijos, ligoninės lovos, šokantis medicinos personalas, keista šliaužiojanti pabaisa ir didelė pripučiama giltinė, rankoje laikanti švirkštą, buvo tik keletas šio kraupaus ritualo akcentų. Vienu metu net buvo pasirodžiusi arklių tempiama karieta, o vėliau ir autobusas, ant kurio buvo Russellas Brandas, kuris buvo apsirengęs kaip skrybėlius iš filmo Alisa stebuklų šalyje. Šis veikėjas taip pat atlieka vaidmenį šioje apgaulėje. Satanistinis simbolizmas vyrauja ne tik ceremonijos metu, bet ir įvairiose stadione ir aplink jį išdėstytose meno instaliacijose, dalyvių kalbose ir pasisakymuose. Uždarymo ceremonijos pabaigoje viena iš instaliacijų buvo iš liepsnų kylantis Feniksas. Apie tai mes dar pakalbėsime plačiau įraše apie 6-ąjį antspaudą, nes tai yra vienas svarbiausių visos pranašystės įvykių, artėjantis didysis kataklizmas Žemėje. Patariu nepraleisti to epizodo. Sekančios olimpinės žaidynės vyks šių metų vasarą Paryžiuje. Taip pat verti paminėjimo įvykiai ir jų datos. 2020 m. sausio 14 d. TV serialas Black Clover išleido epizodą pavadinimu Breaking the Seal – atverti antspaudą. Toliau 2020 m. sausio 21 d. CDC paskelbė apie pirmąjį COVID-19 atvejį Amerikoje. Toliau 2020 m. sausio 24 d. grupė Ghost in the Machine – vaiduoklis mašinoje išleido dainą Breaking the Seal – atverti antspaudą. Ta pačią dieną NASA švenčia jubiliejų praėjus 50 metų nuo Apollo misijos. 2020 m. sausio 30 d. PSO paskelbė COVID-19 pasaulinio masto ekstremalia sveikatos situacija ir 2020 m. visą sausio mėnesį Apollo Belvedere statula Vatikano muziejuje buvo renovuojama. Pandemijos metu mirė daug nekaltų žmonių, daugelis jų buvo nužudyti. Nors visi šie ezoterinę reikšmę turintys įvykiai yra dirbtinai sukelti, juose patirtas skausmas yra tikrų tikriausias. Į juos įvelti žmonės tampa aukomis. Bet koks konfliktas, nesvarbu kokiais motyvais sukeltas, turi tikras pasiekmes ir dažnai juose nukenčia nekalti žmonės. Šio įrašo kūrimo metu pasaulio scenoje matome, kaip vis labiau ir labiau įsisiūbuoja konfliktas tarp žydų ir musulmonų. Tai nebejotinai yra susiję su ateinančio antrojo antspaudo įvykiu – pasauliniu religiniu konfliktu, kuriame dominuos ugnies ritualai ir strateginės atakos prieš infrastruktūrą vakarų šalyse. Apie tai daugiau sekančiame įraše. Bet taip pat ir turime atminti, kad žmonės miršta kiekvieną dieną. Pandemija neįtakoja pasaulio populiacijos, o ir mes vis dar esame čia.
Galiausiai tai viskas slypi mūsų suvokime. Svarbiausia – nepapulti į nerimo pinkles, o patirti šiuos įvykius objektyviai, iš stebėtojo perspektyvos, nes baimė paverčia mus dalyviais. Jeigu šiuo iš pirmos pažiūros chaotišku laikotarpiu jūs sugebėsite eiti gyvenimu iškėlę galvą ir be baimės, jums negrėsia niekas. Susidūrę su priešiškumais, visuomet vadovaukitės savo moraliniu kompasu, o ne kažkieno kito nurodymais ar nuomonė. Nepapulkite į spąstus pasirinkdami vieną ar kitą pusę. Jeigu kas nors verčia jūs pasirinkti, kiek įmanoma labiau išlaikykite dviprasmiškumą ir nepasiduokite į manipulacijas. Apsaugokite ir netiduokite jiems savo energijos. Šių dieviško apsireiškimo įvykių metu kiekvienam žmogui yra suteikta galimybė laisva valia pasirinkti savo likimą, nes prasidėjus didžiajam vargo žemėje laikotarpiui ir atėjus paskutiniojo teismo dienai, galimybės pereiti į priešingą pusę jau nebebus. Neteisusis toliau tebūna neteisus ir nešvarusis toliau tebūna nešvarus. Ir teisusis toliau tebūna teisus ir šventasis toliau tebūna šventas. Ir štai aš greitai ateinu ir mano atlygis su manimi, kad duočiau kiekvienam pagal tai, koks bus jo darbas. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis, palaiminti tie, kurie vykdo jo įsakymus, kad jie turėtų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įeiti pro vartus į miestą. Tie, kurie pasirinks būti šalia Apolono, jo karalystėje, bus pažymėti žvėries ženklu, o tie, kurie turi gyvojo Dievo dvasią, kurie pasitiki ir turi ryšį su Kūrėju, bus atpirkti ir gaus gyvojo Dievo antspaudą. Sekantis antrasis antspaudas bus atvertas 2024 metais. Jeigu šis įrašas jums patiko ir rezonuojate, yra galimybė paremti mano kanalą, tampant uždaros bendruomenės nariu Patreon platformoje, kurioje rasite daugiau dar niekur neviešintos informacijos. Taip pat kviečiu prisijungti į mano Telegram kanalą. Arba tiesiog galite paspausti like mygtuką ir pasidalinti šiuo video su kitais. Būčiau jums labai dėkingas. O šiam kartui tiek, dėkoju už jūsų brangų laiką ir linkiu išlikti pozityviems.